Sveiki, mano kanalo žiūrėtojai, stebėtojai, prenumeratoriai ir šiaip smalsus žmogeliai. Po ilgesnės pertraukos vėl išlendu į eterį. Paruošti yra dar keletas įdomių filmų. Tokiam tematikom, kur nelabai kalbama. Šiaip temos bus panašios kažkiek tai viena į kitą. Jos ateičiai jums pasitarnaus ir gal bus kai kuriais atvejais gyvybiškai svarbios, bet imant šios laikus ir viskas, bet kurį scenarijų, kas įmanoma dabar. Ir taip pat praplėsiu kai kurias iš seniau pradėtas temas, tam, kad tiesiog žmonės labiau geriau orientuotųsi šiuose įvykiuose, kas dabar vyksta, kas suprastų, kur yra feikas, kur yra tiesiog malama košė arba iš tuščio į kiaurą pilstama, kaip su tais įvykiais miškuose, kur pasišaudo, nežinau, kur naikinama karinė technika sena, plaunami pinigai, uždirbami milijonai kažkieno, tai kažkas tai prapuldina savo sielą, apie tai jau šnekėjau. O šį kartą šiame filme noriu pakalbėti dabar jums apie tas priemonės, kurios sutvarkė orus. Aš jums sakau pilnai tvirtai, jums nepasigirdo, priemonės, kurios sutvarkė orus. Ir jūs galėsite patys apsidairę pamatyti, pastebėti arba tiesiog grįžti per savo atmintį kažkur į 5 metus atgal, 3 metus, 10 metų atgal. Prisiminsit, kaip lydavo, daleiskim, pas mus 3-4 dienas iš eilės. Persirgo, apsiniaukė, visą laiką lyjo, vasarą irgi taip pat. Ir dabar tokie laikai tiek, tiesiog tos organizacijas, tos projektus, kurie taip darė, už žmonių pinigus taip pat, jie buvo pristabdyti, prigesinti ir tokiu atveju dabar mes turime tai, ką turime, tai yra minimum ledukų, labai mažai kur, jeigu jie išlenda, taip pat krituliai labai skirtingai, palijo, nustojo, palijo, saulė išlindo, vėl palijo, toks režimas. Ir plus labai gražus išpūsti debesis, kurios išpučia tos energijos, kurios yra sukurtos šitų gaminių, kurie yra dabar prieš jūs ekrane. Anksčiau jau buvo rodęs keletą naujų dalykų ir čia pristatau dabar piramidę, kuri nėra visiškai tuščia, jinai pilnai funkcionuojant ir padaryta, užtaisyta, kaip sakant, jau labiausiai kaip tik tai gali būti ir plus paimtas dažnių generatorius, tai 10 Hz, gali būti sujungiamas taip pat su 15. Ir taip pat naujas atmosferinis bionų generatorius, būtent šitų pagalba. Ir buvo tie išpūsti debesis, kaip sakant, pastatyti ant 4 šitie visi draugeliai, kurie daro orus. Ir bandė daryti Armagedonų su šalčiais ir su liūtim, ir su ledukais ir taip toliau. Tai kas važinėjate toliau, jūs žinote, kad, pavyzdžiui, užsieniuose Lenkijoje, netgi to pačio Latvijai, ir pasnigo ten ir ledukų buvo, ir ledukai mašinas daužė. Lietuvoje nieko panašaus nebuvo, kai kur, tokios liūtys užėjo, bet viskas ne Lenkijos. Ir pas mumis kažkur tai paimdavo tiesiog, kaip sukrisdavo kaip į duobę. Tai to duobę padarydavo būtent šitie prietaisai, kurių poveikis yra gan didelis. Tai yra ne vien namų apsauga, ne vien tik tai vaikų apsauga miego metu, bet tai yra vien tik tai energetinis burbulas jau virš tos teritorijos, kur jūs esat. Jeigu tas daiktas yra padėtas be stogo atvirame po atvirų dangum, jis pradeda veikti jau po maždaug kokių 3-4 valandų. Jau matosi veiksmas danguje. Tai buvo tas pats ir per Severino suvažiavimą. Ir padaryti greituminiai filmai, tai timelapse video, ir ten matėsi, kaip greitai tiesiog slenka debesis, kai kurie bando pūstis ir iš karto griuvo kaip pilis. Tokio vaizdo kol kas niekas dar negalėjo pasaulio padaryti, kalbu ne dėl to, kad ego, ne dėl to, kad kažkoks pasidžiavimas būtų, bet sakau, kad tiesiog kai kurių džiaugsmų, kad kanopiniai kaip ir stengiasi daryti visokios šunystės mums, bet su mumis irgi mes stovim, kaip sakome, pėsti ir žinoma, ką daryti. Žinoma,
kaip su kuo padaryti gerą aplinką, draugišką aplinką, ramesnį miegą. Ir kas domėsitės, tai bus nuoroda padėta apačioje apie šitos gaminius. Ir kas norėsite, tiesiog paspausti ir iki Liepos 1 naudojamas kodas, kuris parašytas bus apačioje. Komentarą jisai leis šitos gaminius gauti šiek tiek mažesnė kaina, o kai kurios gaminius gauti su gerokai ženklia nuolaida. Tai ten jau eina kalba apie tos ankstesnius keitiklius, kurios kai kada žmonės, kurie visiškai nebandė ir visiškai nesupranta iš viso, kas čia yra, visiškai tai yra, tose srityse nulis, tai nieko nuostabaus, ne visi mes turime būti profesoriais, ir ten vadino ir stiklo gabalais, ir ten dar kažkaip ir akmenim ir taip toliau. Tai norime raminti, tai nei stiklas, nei akmuo, tai yra tiesiog specialus prietaisas veikiantis prieš tą sistemą, kuri jumis nori dusinti. Jisai nugesina elektros tinkluose esamą vibraciją, tokia įsivyrauja ramybė namuose. Ir dar vienas dalykas sužinojau labai tokį įdomų, apart to, kad ten žmonės tapo draugiškesni, daugiau jėgos atsirado, daugiau darbo gali padaryti, vaikai staiga ėmė piešinius, mokintis labiau negu įprastai. Dar vieną dalyką sužinojau, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo žaibavo labai stipriai vienu metu liūtis ir vienam daugiabutyje tiesiog, kai kali žaibas, iškalė per elektrą žaibas visus elektros įrenginius pas visus žmonės. Viskas, kas tai gali būti. Kompiuteriai, televizoriai ir taip toliau. Ir pas vieną mano klientą, kuria buvo šitas skaitiklis, apie jį visiškai pamiršo žmogus, tiesiog įkišo į rozetę, kadangi jis elektros nenaudoja, jis tiesiog įkišo rozetę ir pamiršo. Sako, tik tai rytoj sužinojau iš kaimynų, kas atsitiko, kas buvo, sako, aš būčiau apčiais dėl to, kad pas mane stovėjo skaitiklis, sako, aš pagalvojau, galbūt sutapimas. Ir parašė man. Aš suprantu, kaip tai padaryti, aš suprantu, kieno principų daryta, kaip sakant, iš kur atėjo tos žinios, ta informacija, kaip tai daiktą padaryti, todėl aš suprantu, kad tai yra jo nuopelnas, tai yra tas daiktas, viską, kaip sakant, visą tą šė, kuris ateina iš lauko, sako, stop, palauk, čia mes neinam, čia yra uždaryta visiems vėliam prieiga ir taip toliau. Todėl žmonės ir geriau miega, ir geriau jaučiasi. Kai kuriem ir praėjo sąnariai, nors žmonės sąnarių skausmas, nors apie tos įrenginius visi namuose nieko nežinojo, buvo paimti slapta, nes, kad žinot, nebūtų sukiojami pirštai, bet namiškiai pasakė, kad tiesiog tie senyvo amžiaus žmonės tiesiog pradėjo judėti, nei iš šio, nei iš to, tiesiog pakilo ir vaikšto. Tai yra visiškai normalu, viskas, kas darosi prieš mumis. Papasakosiu kitose filmuose, ir ne su kažkokiu trauro, gaidelė arba kaip žiniuose, kaip per televiziją radiją kažkur tenka išgirsti. Per televiziją aš tiesą negirdžiu, niekada nes nežiūriu, bet per radiją kartais mašiną važiuojant, tiesiog atrodo, skaito traurą kažkokį. O Afrikoje žuvo gyvatė, užsmaugė žemuogės lapas, ten maždaug, sakau, tokių visokių pievų prikalba, kad prigąsdintimis. O jūs turit iš tikrųjų patys būti savo laimingi, be priežasties, be nieko, tiesiog patys išėta, nes laimė yra jumise, Dievas yra jumise, ne kažkur, ne bažnyčioje, ne kažkur. Ir patys jūs esate iš dalies dievai, jo dalimi. Apie tai daugiau papasakosiu kitose filmuose, kaip sakau. Dėja buvau tiesiog įkalbėtas padaryti monetizaciją savo kanale ir dėl to atsiprašau, kad ta reklama lenda įkyri, tai tuo metu, kada reklama įlenda, tiesiog paspauskite, išjunkit garsą ir palaukit, kol ateis žymė, kad galima paspausti arba praleisti reklamą ir žiūrėkite toliau. Tai čia tiesiog bendram labui, kadangi bus šioks toksai, kaip sakyt, stimulas iš pačios materialinis stimulas, kuris leis kurti filmus ir kurie bus jau įvairesni, galbūt galima bus daryti su titrais, kažkokius tai labiau kosminius, kur kiti kūrė ir mėgsta žiūrėti. Aš tiesiog darau tai dėl to, kad būtų šiek tiek greičiau, paprasčiau, kad žmonės galėtų
greičiau turėtų prieigą prie žinios, o ten visi tie paveiksliukai, visi kita bus įmanomi, aišku, viskas bus padaryta, aš šiek tiek moku tai daryti, nors esu visiškai mėgėjas, bet tikrai pakaks to, kas bus prikurta tam, kad jūs suprastumėte esmę. Nereikia ten visokių daryti kažkokių blizgučių, esmė yra ne popieriukė, į kurį suviniotas saldainis, bet pačiame saldainyje, kaip jis padarytas, su kokia intencija, tai būtent su pačia geriausia intencija. Aš tą informaciją pateiksiu, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėte savo pasiimti tai, kas jums reikalinga ir paskiau pasinaudoti esamų momentų. Tai ankstesnė filmuose temos iškeltos arba klausimai, kurie iš tikrųjų kažkokio gyvenimo atkarpojims gali iš tikrųjų kardinaliai sustabdyti kažkokią tai beprotybę ir pakeisti požiūrį į kažką tai. Ir paprastų klausimų, ar tai man naudinga, man asmeniškai naudinga, kas iš to labiau lošia, ar siūlytojas kažko tai, ar aš, tokių visokių klausimų. Kiek aš laimingas būsiu su nupirkta mašina leasingu, kiek ilgai neapgaudinėjant savęs, ar man to iš tikrųjų reikia, permėgam su ta idėja ir šitą pagalvojom dar kartą tą pačią temą ir taip toliau. Tai visi tie klausimai jums padės tiesiog peršokti tarsi ant kitų bėgių ir įgauti daugiau jėgos, kuris susirinks jumise daug greičiau, negu kada jūs gyvenate paprastai, darote klaidas ir tos klaidos iš jūsų tarsi paima tai ratą, tai dar ką nors tą jūsų gyvenimo mašiną, nelabai greitai važiuoja, nors jūs pastangų daro daug, ir tada ir žiežirbos nuo trinties ir taip toliau. Tai ko tos trinties nebūtų ir jūsų gyvenimas eitų greičiau, smagiau, dėl to stengiuosi pamatyti idėjų, kurios yra ne mano, šitai jas surenku ir aš jums tiesiog patikiu kaip tokias produktyvės, kurios tikrai gali padėti ir kada visiems bus gerai, bus visiems gerai. Tai tie, kurie manęs nekenčia, tai nerašykit komentarą, nežiūrėkit šito kanalo, jums dar nelaikas arba niekada nebus šitas kelias skirtas jums į tą prašvisėjimą, į tą kitą dimensiją, perėjimą ir taip toliau, apie tai plačiau pasakosiu, parodysiu kanalus, į kur žiūrėti, kur kreiptis, kur semtis informacijos, o ką aš kalbėsiu ir ką rodysiu, aš nieko neįrodinėsiu, kalbu tik tai iš savo varpinės, o kam dais, kam sueis į vidų, kas priims, tai tas priims, nes jisai bus tas žmogus daugmaž vienodo lygio su manim. O tie, kurie nepriims, jiems nepakeliui tiesiog, jie gali toliau gyventi tokie, man nieko nereikia, aš pats viską galiu, aš pats protingiausias iš pasaulio bangvartų ir visi pasaulis sukasi aplink mane. Taip nebūna. Todėl, kaip sakau, pasikaustom žiniom, kurios jums iš tikrųjų pravers. Ir būtinai užžiūrėkite į puslapį Lietuviškos Oranytos, kurio nuoroda yra apačioje. Pasidomėkite dėl šito keitiklio, kuris keičia, nenaudodamas jūsų bute esančios energijos, keičia tą energiją jūsų bute, padaro visas sienas ir visą armatūrą teigiamą, draugišką jums. Ir kas turi, pavyzdžiui, tos švytuoklės arba krivulės, galit su rankom pasižiūrėti, kokią energiją. Netgi pajungtas į krovimą telefonas, kuris šiaip jau negatyvą rodo, gali tuo metu rodyti visišką pliusą dėl to, kad jūs pajungsit šitą tvarkytoją, kuris visiškai pakinkys tą velniuką, kuris įsodintas į laidus, kuris jumis ten visą laiką laiko prismaugęs, ypač 4 čakrą, ir miego metu taip pat visokios įvairios manipuliacijos daromos, tai šitas dalykas jums, kaip sakyt, pagelbės toje vietoje. Ir kaip sakiau, apsaugos nuo žaibų, būtent aparatūra esama prijungta prie elektros tinklo. Čia triukšmauju, dėl to netyčia padėjau prie šakutės. Ir taip pat, aišku, atkreipti į generatorių, šitie darysis vėliau, viena partija bus dar padaryta išleista ir piramidžių, jos šiek tiek pigesnės su šito zaperiu, tas zaperis atskirai yra pridedamas ir įeina į komplektą. Ir taip pat dar paskiau parekomenduosiu žmonėms įsigyti krovimo plokštelę, parodysiu adresą, kur, jeigu jinai saulė padėta, jinai įkrauna ir telefoną,
ir daugkartinė krovimo baterija, reiškia tą prietaisą jūs įsijungėt pas save namuose, niekada jums nereikės su jį įkraudinėti, jūs paliksite prie lango šitą plokštelę arba pakabinsite, jinai turi tokius kablius, kainuoja 15 eurų, 2 užsakius gaunate, siuntimą gaunate nemokamai, į namus ateina maždaug per 10 dienų, visiškai neblogas produktas iš Kinijos. Ir tokiu būdu jūs užmaitinat tuos įrenginius, kurie skleis namuose ramybę. Jeigu reiktų patarimo tokio, ką pirmiau įsigyti, tai žiūrėkit, kaip jūs kur gyvenat, ką jūs norite daryti. Jeigu jūs gyvenate vienkiemy ir turite saulės baterijas ir norite daugiau saulės, tai žiūrėkite šitą generatorių Bionų ir tada prašykite su didesniu kristalu, nes jisai statosi šičia per vidurį ir turi daugiau košės, kaip sakant, daugiau jėgos išeinamos, šiek tiek tada gaunasi brangesnės dėl pačio to kristalo. Ir pasijungia zaperį, viskas, jisai pradeda šluoti dangų nuo debesų, kurie padaryti dirbtinai. Jeigu norite namuose turėti, arba ten, pavyzdžiui, jogos studiją turite, nenorite kažkokį, kad vilniuką ten sėdėtų, tikotų jūsų klientų, kurie ateina su geriausia intencija ten pasitampyti ar kažką tokio padaryti, tai tada dedat piramidę. Piramidė veikia daugiau į šalis ir jos veikimas, pas principas šiek tiek yra kitoks. Toksai dėtas signalas į vieną kampą, į kitą ir nuolatos valo. O šitas išdaužo visus bobausus, kurie yra namuose, netgi su kapišonais, tokie yra, filmuose, kažkas tai gali pažiūrėti, nuotraukų yra tokių aliens without face, ten, žodžiu, kapišonas tamsus ir viduje nieko nėra. Tai šitie baisus naršus ir gąsdina vaikus naktimis, prie arti sukelia šaltį baimę, didžiulio kraupų tokį šaltį vidinį, tai yra galbūt pas toksai nemaloniausias, sakyčiau, veikėjas, tose terpėse, kur mes jų nematom. Tai va šitas daikčiukas jį labai gražiai iškrapšto ir maždaug po 3 dienų jūs jau galite ateiti prie lango ir pamusikuoti su kapišonu stovinčią maždaug už 5-10 metrų nuo jūsų namų už lango į lauko pusę. Kada jis arčiau prieiti negali, nes šitą energiją tiek pulsuoja, kad tiesiog išdaužo smegenys bet kokiam velniui. Na, jeigu jūsų kambarį brausis tas Secret Space Program dalyviai su lagaminais, kurie padaro sienų portalą, pasiema vaiką, išneša, jį paskraidina, vėl grąžina per laiką į tą pačią ten akimirką, jisai krūptelėjo, o per tą laiką ir suskraidžiojo, pabuvo kažkur kareivių ir pašaudė ir visą kitą. Tai tą istoriją papasakosiu, panašių istorijų papasakosiu ir vieną tikrą papasakosiu kitam filme, kurį išleisiu netrukus. Visą tai pamatysite. O kol kas tai parodžiau šitos žaisliukus, kurie šiek tiek aktualūs kiekvienam iš mūsų daugmaž. Ir pagal galimybę žiūrite, kurį jums įsigyti, tai pradžiai bent šitą, bent. Ir pamatysite, kaip jums gyvenimas pradės eitis į kitą pusę. Na ir paskui dar papasakosiu dar visokių įdomių dalelių, iš kur visą tai ateina, apie visokius prisiminimus iš čia ir iš kitų gyvenimų ir taip toliau, tai tada dar bus papildomas filmas, o kol kas šitą filmą taip ir užbaigiu, dėkoju jums už dėmesį. Dėkuoju, kad žiūrėjote ir tada iki kito karto, kiti filmai pažirs, netrukus. Galbūt kažkas tai bus kažkokio tokio šmaikštaus juokelio bus įdėta iš senesnių įrašų, kurie buvo atskirose grupėse, bet taip, aš manau, reikalinga tam, kad truputį ir pasišaipyti, nes iš mūsų irgi daug kas šaiposi, o kodėlgi mes negalėtume tai padaryti. Tikrai leisime savo talentams įsiskleisti. Kol kas atsisveikinu su jumis, linkiu gerą laiko visiems, viso likusio laiko. Jisai nuostabus bus kaip ir oras. O aš jums kalbėjau pavasarį, dar net pavasarį neprasidėjus, kad tikrai viskas keisis ir orai bus nuostabus. Ir lietus bus tokie saikingi. Apsiniaukę, 2 valandas pabuvo debesis pilkas, palijo 15 minučių, praėjo tas skystinta platforma su vandeniu praslinko virš jūsų, pabarstė, kiek jinai turėjo vandens, nuvėjo, vėl saulė. Va toks režimas. Mažai lietaus, galbūt ten naktį, galbūt dieną jis bus, bet nedaug. Šiek tiek apsiniaukia, viskas išsisklaido, vėl saulė, vėl šildo. Galbūt ten Afrikos karščio nebus, kaip Turkijoje ar ten kitos šiltos kraštuose, nebus ten po 30 kažkiek, tai nekeps asfaltas pas mumis,
Kelininkam bus lengviau, bet orai bus gražus. Jie bus arba saulėti, arba apsiniaukę, bet apsiniaukę trumpai, labai trumpą laiką ir labai trumpą laiką palis. 15-20 minučių. Tai yra, kiek ten cisternose būna to garo, tiek paleis. Nu, aš tikiuosi be varlių šį kartą. Tai va, tokios naujienos kol kas ir tada iki.